Mhm. Gerai, čia buvo vakar ar nuo tavo projekcija dar viena. Tu ją pavadinai tigrų namais ir plaukiojančiomis mašinomis. Tai dabar aš vėl eisiu fragmentukais ir mes tyrinėkime. Projekcija prasidėjo netikėtai. Galiu sustabdyti. Taip, Kažkas labai šlama ten. iš manęs Aha. nieko nedarau. Dabar dingo traškėjimas. Aš padėjau telefoną ant sofos, bet man reikia skaityti. Bet girdi tokį šlamėjimą. O Nežinau. dabar girdi? Ne, šlama kažkas, nesuprantu. Padedu, o dabar? Dabar geriau. Nu, geras. Rankose tiesiog laikau ir tau šlama. Nu, tikrai. Tiesiog sakau, kaip yra. Aha, šlama. Sensoriai įsijungia vėl. Ne, čia tiesiog įsirašo. Aha, ok, nesvarbu. Aš galiu ir tai perskaityti. Tai svarbiausia, kad tavęs neblaškytų. Tai projekcija tavo prasidėjo netikėtai. Iš pradžio buvo sapnas. Buvai pastate, kuriame buvo daug gyvūnų. Suaugusių tigrų, mažų tigriukų, net paršelių. Vienas tigras tapo plėšrus, pradėjo valgyti mažą tigriuką. Vaizdas buvo siaubingas, todėl tu išėjai iš to pastato. Šitą momentą nori panagrinėti? Taip, aš noriu panagrinėti tą momentą, nes aš buvau tokia kaip, žinai, kaip būna, kaip cirkas kažkokia tokia vieta. Ir kai žmonės žiūri, bet nėra, supranti, jokių aptverimų, tu tiesiog tam lauke sėdi kartu, žinai, su tais gyvūnais. Ir tas tigras, kas man keisčiausia pasirodė, kad jis pasirinko tokio labai labai gražaus tigro jauniklį. Ir aš dar su nuostaba, kodėl jisai tai padarė, žinai. Ir aš toj situacijai buvau visiškai bejėgė sustabdyti. Ir žinai, kai tas instinktas, tas žvėriškas instinktas. Ir iki šiol man tai yra nesuprantama, kodėl taip tas tigras padarė. Kodėl tokią agresiją pamačiau. Ir dabar pasižiūrėk tą momentą ir kodėl tau reikėjo šitą tą agresyvų momentą pamatyti. Savisauga, instinktai, toks kaip ruošimas, galbūt tai projekcijai, ne? Kad būčiau pasiruošusi kažkam. Kažkoks tarsi simbolinis pranešimas. Aš, žinok, nebūčiau pagalvojus, bet dabar man ateina tokie atsakymai, kad būčiau pasiruošusi. Tokia, kad būk budri, būk pasiruošusi. Tai čia labiau toksai yra kaip paruošiamasis, tai nebuvo tikra, ar ne? Ne, paruošiamasis, taip. Tave jau ruošia projekcijai. Taip. Susikaup, būt budri ir keliaujam. Grinai, Gerai. Tai tada ir tu pajutai, kad skrieji. Užsimerkusi, jutai visų kūnų greitį viena kryptimi. Atsimerkusi pamatei, kad esi kažkokiame raudonų plytų pastate. Ten buvo daug senovinių laikrodžių, labai stiprus vaizdas. Pabandėjai išeiti iš to pastato, pažiūrėjai į lubas ir ten kabėjo apvali lempa, bet tave nupurtė, nepavyko išeiti. Tada pamatei langą, pro kurį praskridai, tai ir čia sustojo. Jo, greitis, tai žinok, saulė buvo nerealus. Aš esu jutusi tokį, kur žinok, atrodo kaip, kur prisimeni, kur sakiau, varom. Jo. Atrodo, supranti, ta visa oda kabarojo tiesiog nuo to viso greičio. Žinau. Žinai, tu tą jausmą, kaip strėlė, kaip Žinau, nes buvo kažkas nerealaus, ir galvo, kaip, jeigu kaip žmogų, kaip pavyzdį sakyti, tai kaip būna laisvo pagreičių šitos karuselės arba linksmieji kalneliai, kai varo žemyn greičių tokiu didžiausiu. Toks jausmas. Man tai kaip kulka. Dar greičiau. Jo, kaip kulka. Dar greičiau.
Aš toks sakai, vat norėčiau žmogui paaiškinti, tai bandyčiau sakyti, įsivaizduok tai, bet dar greičiau. Taip. Ir aš, supranti, buvau užsimerkus ir galvoju, jeigu aš, supranti, va tas užsimerkimas labai irgi įdomus, tai praeisi kartais atsimerkęs, būni kartais užsimerkęs, ne? Tiesiog Jo. tu jauti tą trauką, tą supranti, be jokio pasipriešinimo ir toks greitis, tokia, wow. Tai va, ir atsiradau tam pastate iš raudonų plytų, tas pastatas buvo ir kas man buvo keisčiausia, kad aš mačiau daug laikrodžių, bet tie laikrodžiai buvo tokie senoviniai. Ir aš taip, wow, žinai, tokia kaip muziejų kažkokiam būčiau pakliuvus. Bet tai erdvė, žinok, yra kažkaip susijusi su laiko juostų erdvė kažkokia tai. Dėl to tu ir skridai šviesos greičiu kaip kulka. Čia kažką tau su laiku norėjo parodyti. Su laiko erdvėmis. Ir tos lempos, ne, aš negalėjau pakilti, ne dėl to, kad man energijos trūko, bet kažkokie buvo apsauginiai barjerai, kad aš nebuvau pasiruošusi dar pakankamai, kad galėčiau projektuotis pro paviršių. Tada aš ieškojau lango. O čia kažkokia astralinė erdvė, kažkoks taškas yra laiko juostos susikert, ar kažkas tai, kas tai yra vieta? Taip, taškas, laiko juostos susikerta, taip, nes yra laikrodžiai simboliškai pavaizduoti. Ir tu iš ten jau atrodo gali į bet kurią kryptimį, ar ne? Į bet kokią liniją, taip, į bet kur eiti. O tu dar sakei, kad tu labai jutai vieną tą kryptį, ar ne? Kokią tą kryptį jutai, į kurią kairę pusę, tai čia praeitis, ne? Aš nežinau, aš noriu tavęs paklausti, ką reiškia kairė kryptis. Praeitis? Praeitis, jo. Nu tai laiko juostos, nes šiaip tai praeities nėra, visas laikas yra čia ir dabar. Nu taip. Praeitis, dabartis, ateitis. Bet į kairę pusę nežinau. Tas, kad kairė pusė, nu kaip suprantu, kad per laiką. Nu fainai. Super. Taip. Gerai. Ir tada. O tos raudonos plytos kažką nori irgi parodyti? Kažką tai reiškia, turi kokį simbolį? Raudonas spalva, tai man vėlgi su ta pagrinda čakra kažkaip eina. Instinktai vėlgi atrodo. Energija. O čia yra susijęs su Robert Bruce irgi šito pasakymu, kad root čakra, ar ne, projekcijose yra esminė ir pagrindinė kažkaip? Taip, susiję. Gerai, pabandyk va šitą informaciją išjausti, pajausti, kas tau ateina iš pasąmonės. Kodėl jį tokia svarbi va šita? Ja labiausiai reikia iš tikrųjų aktyvuoti. Aišku, visos čakros labai jos mums yra reikalingos, bet per būtent šitą čakrą yra kažkoks kanalas? Yra kanalas, taip, ir yra atmintis netgi kažkaip įrašyta, nes kodėl vis man tos raudonos spalvos, ne? Tai raudonas kilimas, tai raudonos plytos ir visą laiką tas raudonas. Aha. Tai bet ir man buvo daug ir tie rubinai, ta erdvė, kur buvo man grindys raudonos. Ir tas srovė, tas rautas, kur aš irgi pajutau root čakroje. Nu, čia kaip portalas, žinok, mūsų pagrindinis. Geras. Jo, nusikosėsi truputėlį. Aha. O tai dėl to tu ir atsiprašau. Gal negirdėjau? Pasakyk. Dėl to tu ir atsidūrei tame taške, nes tai ir yra kažkoks tas pradinis stipriausias, iš kurio mes keliaujam. Taip, va iš to taško mes keliaujam dažnai. Man tokia žodžiai. Kaip jį aktyvuoti?
Aha, sakyk. Man tas žodis, sakau, kaip eina atmintis mūsų tų visų galbūt reinkarnacijų, kažkokios tai pagrindinės, kurios yra įsirašiusios, kurias galbūt dar nėra atidirbtos, o kaip jas aktyvuoti, tai yra visokių energetinių pratimų. Tai mes jau turėtumėm fizikoje tą daryti. O taip. O aš dabar truputį apjungsiu tada, kad paskui atskirai nereikėtų įrašų daryti tą srautą, kur aš pajutau, aš dar nemiegojau ir nebuvau projekcijoje. Aš tik ruošiau savo kūną tam ir pajutau labai didelę tą tokią srovę, lyg pramuštų kažkas. Ir tada greitai paskui dar apsižiūrėjau, galvoju, ar aš čia, kaip sakant, į kelnes prisidirbau. Geras. Ar tiek atsipalaidavau, nes fiziškai pajutau. Geras, jo. Tokia ramybės būsena buvo ir taip iššovė. Tai jau čia pasąmoningai kažkaip... Tai aš tą veiksmą padariau, ar ne? Bet čia su aukštesniojo šviedimu, nes aš to dar tos informacijos nežinojau, pratimų jokių nedariau. Jo, su aukštesniojo šviedimu taip. Irgi kažkaip aktyvavo tau pagrindo čakrą. Man iš tikrųjų rodo tokį kaip koksai šaltinėlis, supranti? Aha. Tas toks pramušimas tų visų blokų. O kas tas šaltinėlis? Kas tai per energija? Ar čia kundalinė yra? Čia panašu į kundalinį. Man dar surištas su kristalu, mūsų to pačiu kristalu, kuris aktyvuojasi. Ir jisai duoda signalą? Taip. Ir jis paleidžia tą šaltinėlį. Aktyvaciją. Ką aukštesnysis aš padarė, tai aktyvavo tau. O jis yra nuolat aktyvuojamas ar kažkaip? Cikliškai, nes kažkaip būna, kad jis šiaip visą laiką būna aktyvus, bet jį galbūt pastiprina. Ai, tai jis nebuvo kažkaip užsidaręs ar užblokuotas? Ne, čia kažkaip daugiau pastiprinimas man eina. Tėkmė, energijos tėkmė, srautas. Jis nebuvo visiškai užsiblokavęs, bet kažkaip praplėtimas, gal taip, kažkas plečiasi ir ten, žinok. Na, įdomu. Supratau. Taip. Gerai. Tai grįžtame atgal prie, kaip ir išsiaiškinama, ar ne dabar, kas tos raudonos plytos? Taip. Gerai. Tada tu kaip ir, grįžtu truputį, pažiūrėjai į lubas, kabėjo apvalė lempa, tave nupurtė, nepavyko išeiti, tada pamatei langą, pro jį praskridai. Ir lauke buvo keistas vaizdas, plaukiojančios mašinos, bet jos plaukė kaip atbulai atsukta juosta tvarkingai eilute. Jos buvo juodos ir tuščios. Vėliau atsidūrei vietoje, kur buvo baseinai. Kai kur žmonės sėdėjo vandenyje, priminė balas. Pamatei vyrus ilgomis smailiomis nosiomis, jų akys buvo juodos. Tau jie labai nepatiko, pagalvojai, archontai ir nusprendė jų nekalbinti. Sustoja čia. Tos mašinos juodos, ne tos tuščios, man tokia, kaip atrodo, būtų atsukta laiko juostelė atgal. Ir jos taip sukrito, žinai, ir jos buvo irgi baseine tos mašinos. Čia, žinai, irgi testas, ar tu pasirinksi materialumą kažkaip, ką tu darysi, ar tu pasirinksi ir ar tu skriesi savo kažkaip kryptim, nes jos buvo, man taip įdomiai paruoštas kaip traukinukų, žinai. Ir vandenį jos plūduriavo. Kažkaip man... Taip, įdomus testas ir galvoju, kodėl juoda. Juoda tai nežinomybė, žinai. Ir žinai, tos tokios mašinos, tos tokios kaip senovinės stiliaus. Tokios būna
Čia gal viskas tas toksai kaip simbolis ir tie senoviniai laikrodžiai, senovinės mašinos, nes tai kalba yra apie laiką. Taip. Aš nepasirinkau tų mašinų, man jos pasirodė kažkokios taip įtartina, žinai. Ir tie žmonės, man, neišvaizdus pasirodė tokie. Ir kaip dabar aš, žinai, išmokau žiūrėti visiems į akis. Ir aš kai praėjau tą lauką, tų pelkių, tų balų, jie tiesiog mane nulydėjo akimis, bet jie taip ir įklimpę sėdėjo ten. O čia irgi yra su kolektyvinė pasąmonė susiję, kad tokie tiesiog plūdurioja be veiksmo, be krypties. Jo, man toks jausmas, kad žmonės yra kai kurie ant tiek įklimpę, kad jie neišlipa iš tų pelkių ir jie virsta tom būtybėm kaip archontais kažkokiais. Aišku. Ant tiek įklimpę, kad jie jau supranti transformuojasi tas archontinės būtybės. Ir čia yra jų pasirinkimas toksai? Taip, nes jie nieko nenori daryti. O mes dabar kaip savo pasąmonių paklauskime, ar jie vis tik, kadangi tau parodė tą erdvę, ar mes turėtume ją apšviesti, ar mes turime palikti jų valioje šitą? Kažkaip man norisi apšviesti, man irgi norisi apšviesti juos. Kad yra dar tos vilties, kad supranti, nes tos pelkės juos kažkaip ir įtraukia, žinok. Kartais tikrai iš tos pelkės gali išlipti tik su kito pagalba. Taip, jo. Oi, net šiurpai perėjo per kūną. Taip, žinok, vaizdas tai nekoks. Atrodo, bet kas gali ten pakliūti ir tau gali būti netgi, tu gali net neturėti energijos iš ten išlipti. Tiesiog tu susitaikai su tuom ir tave įtraukia. Ir tave gali ne per tave, tai gali per artimus žmonės kažkokias netektis traumas, kad tave gali įtraukti tos pelkės ir tada mes ateiname patys savęs laisvinti. Man jie tokie vieniši atskirti, nes jie buvo pasodinti skirtingose pelkėse, kiekvienam po vieną. Supratau. Jo, tai man tikrai norisi šviesos. Gerai, tada mes kviečiame arba absoliutą, arba saulę. Kokios energijoms jiems dabar labiau reikia. Ar jie turi būti pirmą nuprausti po absoliuto krioklių ir tada apšviesti. Nuprausti. Iš tų pelkių juos reikia ten traukti. Išlaisvinti, ar ne? Tai ištraukiam absoliučiai iki vieno. Iš ten. Man atrodo, erdvės naikinti neverta, nes jos vis tiek susikuria iš naujo. Tiesiog reikia iš ten įstrigusius ištraukti. Apšviesti, iškelti ir parodyti. Ir tie, kurie dabar yra ištraukti, tegul kaip grandinė būna, kaip tiesia ranka kitiems, kitus traukia, kaip kita grandininė reakcija tegul nuvilnyja. Dabar jų eilė kitiems padėti irgi. Jo, matau, žinok, traukia vieni kitus. Ir su padėka, žinai, dėkoja. Sako, kaip mes ilgai buvom jau įstrigę. Jiems tik reikėjo šviesos. Aš kažkaip stebiuos, kodėl aš astraliniai projekcijai nieko nedariau. Gal dar žemiškas protas veikia, kad savisauga dar gal dar kažkokios programos, kad tu kaip matai kaip kažkokią tai erdvę, kuri tave įtraukti gali, gal dar nežinai, ar ne, kažkaip. Savisauga. Tai čia ir yra tie testavimai, tave jau atveda į tokią erdvę, kad ką dabar darysi. Tave kaip ir veda, moko. Nuo asmeninių, dabar pasižiūrėk nuo asmeninių prie kolektyvinių. Oba, geras, ne? Taip. Wow. Mastelis didėja. Taip, didėja. Nes tu pati save jau puikiai valdai, apsigini,
Jau pamatėjai ginklus savo, ką daryti, bet su kolektyvu tu dar va taip susipažįsti. Taip. Įdomiai. Labai. Gerai, ar visi išlindo? Jo, žinok, ten veiksmas vyksta čia, žinok. Vieni kitus traukia, taip. Taip, svarbiausia parodyti, nereikia visų kartu traukti, tu padedi vienam, kitas kitam ir taip toliau. Atsistato visą tą netgi struktūrą, tie kūnai tokie šviesus, kažkaip visai kitokie jie atrodo. Gerai. Ar mes galime dabar eiti prie kitos tavo projekcijos vietos? Einam. Gerai. Ir tada tu priėjai prie vietos, kur sėdėjo daug jaunų žmonių su sportiniais rūbais. Įsidėmėjai vieną merginą. Jos apranga buvo žaliai balta, bet alkūnės buvo kruvinos arba suteptos krauju. Toliau pamatei žmonės šokinėjančius į baseiną su rūbais, lyg kažkokia treniruotė. Ir vienas žmogus gulėjo ant žolės, jam buvo blogai. Jo, čia įdomus momentas. Aš labai įsidėmiau tą mergaitę. Pas tave nėra neįdomių momentų, Dovilė. Jo, čia visi įdomus momentai, bet čia vat būtent ta vieta, kai aš pamačiau tą mergaitę, žaliai balta ta tai žalia, tai man tai atrodo su širdies čakra, balta su tyrumu, bet tos rankos kruvinos. Ir aš labai įsidėmiau ją, tarsi ta mergaitė esu aš. Man tai pasijuto, žinok. Wow. Jo, ir su sportu kažkas man netgi eina futbolas, kažkas su futbolu susiję. Aš taip ir jutau, žinok, kaip fainai irgi pasitvirtinu, aš taip ir jutau, kažkai skaičiau, jutau, kad ant to. Matai? Tai čia susijęs su tavo atmintim? Su mano atmintim. Tai gerai, grįžtame tą atmintinę į tą momentą. Supranti, atrodo toks jausmas, kad kai tu sportuoji ir tu žinai, kad tu esi geras sportininkas ir tu, ta prasme, nesportuoji iš širdies, bet tu jau sportuoji iš ego vedimo. Konkurencijos, ar ne? Konkurencijos, taip. Tai čia tokių sielų, kurie nori laimėti, bet kokia kaina yra nemažai. Bet tai ir skatinama yra, kad skatinama žiūrėti ne savo progresą, o yra skatinama būti priekyje, laimėti, varžytis, būti stipriausiu visame kame ir tau užkabina, kad tai yra siekiamybė ir kad tai vos nėra vienintelis ir galutinis tikslas. Ir tu nori pasiekti tą tikslą. Taip. Kaip užprogramuoja programa tokia. Taip, ir daug jaunų žmonių, daug jaunų tokių kaip aš ten yra. Su ta programa nėra gera iš tikrųjų. Tai man dabar čia irgi jaučiasi kaip kolektyvinis šešėlis, bet konkretus labai, kas yra liečia sportas, sportinius pasiekimus, į tą programą konkrečiai, į kurią esame pajungti ir dabar, ir praeityje, ir ateityje. Jo. Ir tai nėra gerai. Ne, tai turi būti iš širdies, supranti, kažkaip ta motyvacija, o ne per ego. Ir mes visi esame skirtingi savo fiziologiją, mes kiekvienas esame savo stiprybės turime skirtingose dalykuose ir mes negalime pranokti to, gal kos fiziologiškai net neduota. Mes turime žiūrėti savo konkrečiai, savo progreso, savo augimą. Ar aš augau, ar aš paaugau per kažkokį laiką, taip, bet nesilyginti su kitu. Taip, va, čia žinok ir yra tas lyginimasis. Labai daug iš tikrųjų. Ir tai turi teikti malonumą, ar ne? Tas visas tavo progresas, tas visas, kad tas užsiėmimas tau turi teikti malonumą, o ne stresą. Taip. Nes aš, pavyzdžiui, žiūriu į tą savo versiją, ne?
ir žiūriu, kad nėra jokio džiaugsmo. Tiesiog kaip mašina, žinai, laimėti, monotonija, treniruotis. Čia, žinai, programa. Nesvarbu, žinai, tavo alkūnės kruvinos, vis tiek tu turi, žinai, kaip balerinos ar nekruvinos. Kaip balerinos kažkas panašus. Jo, tai čia grinai, kad atjungta siela nuo pačio kūno. Tavo kūnas jau siunčia signalus, rodo, kad viskas yra negerai, kad tu turi užgydyti. Dabar sportas neturi nešti traumų. Taip. O tu nebekreipi dėmesio. Ir sakai, netgi matai, kad vyras net ant žolės gulėjo ir jam jau visai blogai buvo. Čia tą pakomentuosiu truputėlį, palauk, Saulė, aš noriu pakeisti vietą. Uždariau langą, nes ten kažkas žolė pjauna. Pakeisti vietą, noriu, uždariau langą. Okay. Aha. Gerai, ar tu susijungus, ar tau reikia paskaičiuoti? Ne, viskas gerai, aš dar čia. Gerai. Tai aš tą programą noriu kažkaip tais, nežinau, kažką reikia padaryti čia. Kolektyviškai mums ją reikia atjungti. Taip. Tai mes prie kolektyvinės pasąmonės keliaukime, prie sportininkų. Sportas tai ir šokis, ir viską, kur yra toksai tavo stumimas į priekį, kur tu jau neignoruoji kūną, ignoruoji save, ignoruoji sielą, ignoruoji džiaugsmą, kur yra grynai tas programinis. Jo. Tai turi teikti malonumą. Tai atsijungiame nuo tos programos, kolektyviškai visi kartu. Tą programą perrašome tą programą į tai, ką mes kalbėjome, kas tai turėtų iš tikrųjų būti. Nes dabar apversta yra visiškai išversta. Atrodo, ir natūraliai pasiekimai būtų dar net geresni, ar ne? Taip. Jeigu ne iš konkurencijos, o dėl savęs kažkaip ir ne per prievartą. Ir kai tu jauti save, jauti, kada reikia sustoti, kada reikia poilsio. Taip. Ir individualus tas turėtų būti. Žinai, kai būna sportininkai visi. Saulė? Saulė? Nebegirdžiu. Girdi mane? Aha, dabar girdžiu. O geras pas mane toks garsas, prieš tai, kai irgi atsijungiam, tada per pirmą projekciją. Tai man buvo toksai kaip... Geras. Nieko nebegirdžiu. Saulė? Atsakau, girdžiu, kažkas su ryšiu. Girdi mane? Dabar girdžiu. Kažkas su ryšiu. Vėl mes prie kolektyvo priartėjom ir vėl nori išmušti. Geras. Tas pats buvo garsas. Geras. Tu čia? Alio? Neleidžia. Nesuprantu, kaip čia taip. Neleidžia, žiūrėk, mes vėl kolektyviškai atverkam ir vėl neleidžia. Trukinėja ryšys. Geras. Palauk, ryšį reikia tvarkyti. Gerai. Čia tie, žinok, kažkokie tai energetiniai policininkai. Alio? Saulė? Saulė. Vilė, vėl buvo apsijungę. Aš matau tą rutuliuką žalę. Išsikonektina. Prašo connecting. Jo.
Gal bandyk perskambinti? Alio. Saulė. Dovilė, ką darysim? Perskambink gal Tai aš vėl arba tada, peršauk. tai tada aš stabdau įrašą ir perkraunu telefoną ir Gerai. Gerai, pradedu įrašą ir mus vėl nukirto. Būtent toje vietoje, kur mes nukreipiam absoliuto vandenį į kolektyvinę pasąmonę. Aš tau suskaičiuosiu, ar paskaičiuoti, Dovilė, ar tau pavyko susijungti su tom momentu, iš kurio išėjai? Ne, viskas gerai. Nereikia. Tai čia buvo su sportu tas momentas, kur mes atjungiam nuo tos programos, pakeitėm tą programą, ar pavyko pakeisti? Jo, pavyko pakeisti. Gerai, daug šviesos irgi pasiunčiam visiems, kuriems dabar to reikia. Man atrodo, kad visiems iš tikrųjų. Jo, visi nusiplauna, žinai, kaip kokie rūbai nusijama, tokie nereikalingi. Tos programos, tokios kaip rūbai nueina, žinai. Ir tiesiog prie tos gali būti tos geros programos. Prisijungiam prie gerų. Pozityviau. Algoritmus keičiam. Keičiam. Jo, ir dabar mane metai tą kitą vaizdą. Ir aš perskaitysiu tada, gerai? Ten nelabai tikslu yra. Aš geriau žodžius pasakysiu. Sakyk. Jo, ir tada aš pamačiau žmonės su rūbais, kai šoko į tos vandenis, ne, su rūbais. Ir iš vandens išlipo vaikinas. Ir aš tada labai žiūrėjau į akis, jos buvo tokios mėlynos, bet jis man pasirodė labai toksai piktas. Jisai paklausė, ar tu naujokė, žinai? Ir aš pasakiau, kad taip. Ir jis tada sako, padėk tam žmogui, kuris ant žemės guli, žinai. Ir aš galvoju, kaip aš galiu padėti, jeigu aš čia nežinau, kaip jam padėti, žinai. Tokia kaip sumaištis pas mane buvo. Ir kai jisai ten pradėjo, žinai, mane tampyti ir sako, get in the car. Ir man pasirodė labai kažkaip, tai negali būti mano aukštesnysis aš, kuris taip, žinai, mane tampytų ir sakytų, lieptų. Ir man galvoju, kas tu toks esi, žinai, kad tu čia man įsakinėjai ir aš tada jį perverčiau ant žemės. Jam tas labai nepatiko. Ir man toks jausmas, kad jis yra tos erdvės kažkoks tai energetinis, kaip policininkas kažkas susijęs su tuom. Tos praktikos, jis taip įtikėjęs, kad jis daro gerai, bet iš tikrųjų tai nėra, negalėčiau pasakyti, nei tamsa, nei šviesa. Bet aš pajutau, kad čia kažkas nėra tvarkinga, kažkas taip neturėtų būti, supranti. Nes kodėl man pasirodė, kad kažkas čia ne to, nes vanduo jis nebuvo kaip skaidrus baltas, kad būtų, žinai. Bet jis man buvo panašus į tas balas, kur tie archontai klimpė. Nu tie. Apsidrumstęs kažkas. Apsidrumstęs pilkas, taip. Ir supranti, tie žmonės, jie neturi pasipriešinimo ir jie šoka, supranti, kaip liepta, kad ale jiems reikia, o tas vanduo, supranti, jisai nieko nepraplauna tavęs, nes jis jau yra purvinas. Ir tada supranti, kodėl va tas tigras, ne, kurį mačiau sapno, jau iš sapno į projekciją, kad išlaikyk budrumą ir galbūt aš galiu keisti kryptį, aš galiu pasipriešinti, jeigu man reikia, žinai, kad reikia pastovėti už save, supranti, čia kažkoks tai tarsi noras įtraukti mane į kažkokią tai sistemą
iš kurios aš galbūt noriu išsilaisvinti. Ir kas Mhm. keisčiausia, kai aš žiūrėjau į tas jo akis to vaikino, taip, jos buvo mėlynos, bet jos jau traukėsi mačiau, į juodą, arba jis bandė pakeisti akių spalvą, supranti, nes man jos neatrodė skaidrios, kaip, kai tu, pavyzdžiui, žiūri į sielą, pavyzdžiui, savo tėčio akis, ne, kai mačiau, aš mačiau skaidros akis, žydros akis, ne. O čia buvo jos mėlynos, bet jos Užtamsėjusios. užtamsėjusios. Ir man atrodo, aš tarsi matau sielą, bet ta siela, supranti, jinai jau keičiasi, mutuojasi. Mhm. Supratau. Čia nebuvo kažkokia savisauga, kad ta prasme tu kažkur blogoje erdvėje ar mano Tai čia aukštesnysis aš. dėl to ir sako, akys sielos veidrodis ir tu tą labai gyvai pamatei, kad jos tiesiog jau yra tokios į tamsą einančios. Taip. Jau yra įtrauktos ir kaip ir norėtų tave įtraukti, pajungti į tą sistemą, bet tu pasipriešinai ir tave pasąmonė nuo pat pirmo momento ruošia tave būti budriai, pasipriešinti, kai reikia, turėti savo valią. Taip. Ir nesvarbu, ar tu esi mažesnis, kaip tas tigriukas, ar koks tu esi. Ar tu valdai tą erdvę, ar nevaldai. Taip. O kaip tu pasakei, būtent tos erdvės prižiūrėtojas ar kaip valdytojas, policininkas. Tai kokia čia ta erdvė? Ar čia būtent su ta sportinė susijusi su tais pasiekimais? Man sportas labai dominuoja. O dabar, kai mes jau atjungiam nuo tų programų, ar kažkas pasikeitė? Mes tą programą, ten supranti, buvo erdvės. Mes po gabalėlį tvarkom tas erdvės, ne? Aha. Ir jos kaip kišenėlės tarsi, ne? Tai atrodo, ir tai erdvė reikia tam policininkui irgi daug šviesos kažkaip, kad jisai pamatytų, ką jis daro, kad tas vanduo jau pilkas, žinai. Taip, kad jis yra prižiūrėtojas, o dabar jis nebemato jau per tas savo apsidrumusiusias akis. Taip, ir jisai klampina kitus, kažkas ne to. Tai nukreipkime šviesą į jį tada ir absoliutą tada krioklį į jį, kad jo akis prašviesėtų ir jis pamatytų tikrąjį vaizdą taip, kaip yra, kas nutiko, kai jis nematė, kai jis buvo tuo apsiblaususiu žvilgsniu. Jis emocijas atjungęs kažkaip, man atrodo. Savo valia ar ne? Ar jį paveikė tą Jis kolektyvinę pats prisigėrė, jį paveikė, jis pats prisigėrė. Įtraukė kaip tą pelkę, ar ne? Taip. Jam pačiam čia reikia pagalbos, nes jis prisigėrė visų, jis kaip ir stiprus, man atrodo, kaip siela stipri, bet reikia tai sielai irgi pagalbos. Kaip kempinė pritraukusi į save, ar ne? Taip, To vandens ir palikusi tokia. Tai suteikime visą tą reikalingą pagalbą ir tuos jausmus prijungti, kad jisai jaustų. Nes jis valdytojas toks patapęs visiškai, žinai. Kontrolė, valdymas. Ir man tas nepatiko. Ir tu įsivaizduoji, jeigu aš atsikėliau ir jutau jo suspaudimą savo kairiosios šlaunio pusėje. Sakė. Jo. Ar čia yra tas momentas, kad nepamirštum, ar čia yra jau toks stiprus tempimas? Jam nepatiko mano pasipriešinimas visiškai. Nes jis pats jau nebeblaiviai viską matė. Jo. Gerai, grąžinkime jam jo šviesą į pradinę padėtį, į kaip jis turėjo, koks jis buvo pradžioje. Bet jis žino, kad aš naujokė. Įdomiai, kad jisai žino iš karto, kai jis paklausė, ar tu esi naujokė, ne? Tarsi tas vibracijas jisai atpažįst. Bet naujokė, tai čia ką reiškia kaip sporte? Gal tiesiog jis dar nejaučia, kad tu atėjai su savo valia ir tu atėjai čia tam su savo pasąmonės ir aukščiausio aš vedimu. Jis to nejaučia turbūt. Ne. Jis galvoja, kad žinai, kaip banda, kaip nauja vis atėjo. Jo. Kuriai reikia parodyti jos vietą iš karto. O tu pasipriešinai.
Jo. Taip, labai įdomiai. Nes šiaip aš iš tikrųjų sportuoju. Pas mane nėra tokių kažkokių minčių, žinai. Aš dėl savęs tai darau. Vat būtent. Dėl to tu matai kitų kampų visą tą situaciją. Tai tu parodyk, va taip, va tu parodyk save, kaip tu sportuoji, kaip tu jautiesi, kaip tu tai darai dėl savęs. Kai tu nesi prijungta prie nieko, tau niekas nenurodinėja, ką tu ir kaip turi daryti. Nu, aš apšviečiau jį, žinok, jisai toks skaidrėja, akis skaidrėja, tas vanduo, kur nuprausė, jis visai toks kristalinis pasidarė. Gerai. Jis kažkaip netgi atsiprašo manęs, kad jisai taip supranti grubiai. Tuo momentu man tokį, žinai, įspūdą padarė. Nu jo, čia, žinok, jaučiuos, kad mes labai tą vietą sutvarkėm stipriai. Mes tvarkydama tai, mes sutvarkėm kažkaip ir savo kažkokias gal užspaustas programas kažkur giliai. Nes atrodo, visos tos kišenės, visi tą, ką mačiau, tai irgi mano dalis. Vienaip ar kitaip. Nu, čia labai didelis mastelis. Jau kaip mes nuo po truputį perėjame iki kolektyvinio, paskui bus planetarinis. Grinai. Čia po truputėlį ruošia. Multivisatų. Wow. Jo. Nu, ir žiūrėk, išmuša mumis iš karto, tik ateinam iki to momento ir išmuša. Ar čia tas kolektyvinis irgi yra šešėlis, kuris išmuša? Ar dar veikia kokios jėgos? Veikia ir kitos jėgos, žinok, ne vien tik tais. Apšvieskim tas kitas jėgas, biškai pašvitinkim. Arba jie atsigręš iš šviesą, arba jie pabėgs. Kas nori atsiverti šviesai, tegul transformuojasi. Kam nelaikas, tas pabėgs. Jų valia. Taip. Kas pasiruošia, žinai, transformuojasi, o kas... Nes yra, aš net iki skaičiau, širpa jau neteina, kad yra šešėliai, kurie net eina patys į tą šviesą, eina, rodosi, nes jie nori būti transformuoti, jie nori evoliucionuoti, jie nebenori jau tame būti. Taip. Va, čia sutinku, tikrai taip. Netgi patys demonai nori transformuotis. Būtent, nes jiems jau ta egzistencija yra nieko nebeduodanti. Jie patyrė ir jau yra pasiruošę pereiti. Tai va, apšviečiam ne iš to, kad visus ir dabar arba ten, bet va tie, kurie nori. Nes jiems irgi reikia pagalbos, jiems reikia tos energijos ir jie negali gauti jos. Ir jie tik taip ir prisišaukia ją. Taip. Mums atrodo, gal va čia jau atėjo kovoti su mumis, o jie ateina patys į šviesą, nes patys nori transformuotis. Taip. Nu, super. Ar buvo tokių norinčių transformuotis? Oi, daug čia. Daug tokių? Taip. Nu, kaip faina. Labai daug. Gerai. Tuoj kreipsimės į jų kolektyvinę pasąmonę ir duosim žinutes, kur reikia eiti tiems, kurie yra pasiruošę. Taip. Nurodyt, kreipti, kad mums ryšio neišmušinėtų. Gerai. Ar pasiruošusi jau atsijungti iš tos erdvės, nes mes jau šiandien ilgai esame? Taip. Gerai, labai daug padarėm, tai tada saugiai atsijung iš tos visos erdvės.